Sveiki, visi čia Burokis, sveiki atvykę į dar vieną World of Tanks video. Tiksliau, jisai buvo žiauriai labai seniai paskutinis video. Nes aš buvau kažkaip praradęs accountą ir čia vieną dieną pas mačiutę kažkaip susigražino accountą ir buvau laimingiausias šūdas pasaulyje. Tai čia yra replay su Q85, su platūnė su ARL 44 ir žemėlapis Sirinkaus, pamiršęs pavadinimas jau. Nusprendėm varyt per salą. Tai žodžiu, Q85, jisai neprisimenu tiksliai ką aš esu pilną padaręs, bet čia matome derp ganą jo. Ir aš esu didelis derp, nes čia geresnis ganas, jis daugiau SP kainuoja, todėl ar atsirakinti šitą pirmą. Dabar turiu grindint iki to kito ginklo, nes jisai iš tikrųjų gal geresnis yra. Nes jis per trumpesnį laiką gali padaryti damage'o tiek kiek šitas, tai arba net daugiau, tai tiek kiek šitas prisivėrina šūvę, o jis ir laudina pakankamai ilgai. Tai čia iš karto apžiūrėjo JLC MX-as, jau norėjom varyti ant kalną, bet tada pasakiau, kad nereikia varyti ant kalno, nes mes busim labai pažeidžiami šūviam. Tai tiesiog leidom šitam Leopardui ir JLC paskiautint. O po to nusprendėm, kad reikia tiesiog varyti pro tenais. Čia random M81 varo. Ir ten matom priešų M81 Jumbo. Jumbo iš tikrųjų kažkaip čia pataikiau, kad įkirtau nemažai. ARL 4 ir jis mane išgąsdino, nes būčiau padaręs iš tikrųjų gal didesnės žalos Jumbo, bet žodžiu. Jis iš karto gavo hitą nuo Jumbo. Čia atrinkausi šūvius, kur ką šaut, bet visai man pasisekė, kad tiek įkirtau iš tikrųjų. O po to ten M81, jo dėka aš gavau Steel Wall achievementą. Tik jo dėka. Tai didelis ačiū jam. Tikrinu nugarą, nes sakom, kad patikrinsim ir nugarą, nes ten įtartini Leopardas su JLC ir mums gali visada prikrėsti blogų dalykų. Kol kas komanda juda visai normaliai. Čia gal žemėlapį ne viskas matosi, bet taip tai iš tikrųjų jie judėjo pro aplinkui, pro ten ir taip toliau, tai visai gerai buvo. Čia laukiu, kol Jumbo išlys, kad galėčiau jam įkirsti. Bet pasirodo, Jumbo iš tikrųjų yra net šitam ginklui labai didelis iššūkis. Net į kupolą šaunam, bet aišku, kur čia su tokiu taiklumu pataikysi į jo kupolą. Tai žodžiu jo, 15 sekundžių ir 16 sekundžių ir laudas. Pramušimas 175, o damage 390, tai jo, jis gali visai neblogai padaryti damage'o. Dabar čia, jam liko 20 gyvybių ir pasisiriam, kad jisai pavarytų tenais ir pažiūrėtų į Leopardą ir į LC, bet taip ir neprisimenu, antroji ARL kitas nukalė. Tai jo. Čia laukiu, kol išlys, bet jisai pabūgo kažkodėl. Tas M81, jis man ką tik galėjo daryti, tik trekint mane. Daugiau nieko, tai man jokios bėdos kaip ir nebuvo. Tada čia nukalė Leopardas tą mano draugą ir aš likau vienas. Ir po to aš gerai užtaikiau, Stalinui pasimeldžiau ir numušiau Jumbo. Tas Leopardas, galvoju, čia, blema, man bus šakit, bet tenais buvo pasirodo tankų, kurie pasaugojo. Čia, galima sakyti, mane apsupo, nes tenais ELC, čia Leopardas ir čia M81, bet M81 nėra didelė bėda. Bet kas buvo šitoj vietoj, kad aš buvau išsigandęs ARL, nes taip ir nepastebėjau, kad jisai buvo miręs, bet pačiau, ARL miręs, gerai, Ir galim test šitą. Tai aš ir laudinu, jis čia bandė kažką padaryti, bet kinų tankų gun depression nėra labai geras. Tam 81 paskui sutvarkiau. Jis man vis tiek nieko blogo nedaro. Čia bandžiau stebėti, ką daro Type 234 taip pat. Stebėti ir kitus tankus. Galvoju šausiai, bet ai.
Bet tada stebėkit, ką jis čia bandė padaryti, man atrodo, čia bandė remint mane. Ir bum, jo nebėra. O dabar va šitam mažyliui yra taip šakas, kad žinokit... Aš toks jau granai vos ne kaip iš nervų parbėgu toks... I'm coming for you, jis matot bėga toks mažiukas. Jis dar bando kažką daryt. O, nepasiduoda. Ir tiesiog raminau jį, nes vaiva jis reloadą tokį ilgą, jeigu galiu tiesiog staigiai nukalt. Na, daugiau kaip ir nieko tokio nepadariau. Tenais paspotino tankus, aš tiesiog esu per daug lėtas, kad spėčiau. Po to bandžiau klačiai Matildą šaut, bet jo. Tai čia visas geimas, ačiū žiūrėjote. Rezultatus tuo jums parodysiu. Tai tiek ir iki. Čia yra replayus, tikliau statai. Jau 10 000 kreditų, 600, nu beveik 700 XP. Tai Team Score pasižiūrint, pagal didžiausią damage padarė VK, bet aš padariau 10 077, Tautis arba Dizonixon, arba aš jį visai padinu, jis padarė 728, aš čia dar gal Steel Wall. Vis dėlto visas Steel Wall dėkui šito mažiuko, rimtai. Detail Report, tai pirmiau 12 hits, Non-Penetration 8, tik 4 mane pramušė. Bet taip tai va matot, galite pasižiūrėti. Jeigu norit, galite atsisiųsti, įdėsiu nuorodą į aprašymą. Tai ačiū žiūrėjote.